inovacinė kultūra, jinai reikalauja, kad toje organizacijų institucijai būtų ir puoselėjama klaidų kultūra. Reiškia, tu turi leist žmonėm klyst. Transliavo, žiūrėkit, žmogus yra racionalus individas ir vat netgi karas yra neįmanomas, nes čia prekyba, ekonominiai ryšiai. Reiškia, tik paskutinius durnius gali pradėti karą, nes tai yra žiauriai nenaudinga, žiauriai neapsimoka ir paskui paukšt, mes turim 2 pasaulinius karus. Tai ar Europa jau pradeda pralošinėti Jungtinėm Amerikos valstybėm, tai jau turbūt pralošinėja ir seniai. Aš, verčiausi viską. Ir ekonominės raidos scenarijų, ir Europos komisijos prognozės, ir Lietuvos banko prognozės. Aš nesuprantu, kaip jie surinks tiek pajamų į valstybės biudžetą. Tai ką, sveiki gyvi? Labą dieną. Signalai numeris 3. Signalai, jo. Kažkaip čia bėga tas laikas. Nežinau, aš kažkaip, kai tarėmės iš pradžių, kad darysim ten kokius kartą į mėnesį, tai atrodė taip retai, bet toks keistas laikmatis dabar atrodo, kad jau ką tik sėdėjom jau ir vėl. Taip. Ir žiūrėk, ir kultūros ministro vis dar neturim, vis dar sėdim, vis dar neturim. Jau 2 neturim. Jau 2 neturim. Gerai, eikim prie reikalo. Mes čia šiandien su Arūnu taip tokius namų darbus pasidarę esam ir kažkaip jaučiam, kad iš pasaulio labai norėtųsi pašnekėti apie tokią gal mūsų srities, ekonomikos srities aktualiją. Tai čia per pastarąjį mėnesį turėjom Nobelio premijos laureatus naujus ir būtent ekonomikos srities. Tai norėtųsi pašnekėti apie tos ekonomikos Nobelio premijos laureatus 3 ir už ką ta Nobelio premija šiais metais ekonomikos duota ir ką tai rodo mum, ką tai rodo mum kaip Lietuvai, ką tai mum rodo kaip pasauliui ir kaip kontinentui. Kaip pats, Arūnai, vertini tuos laureatus ir už ką jie gavo? Žinai, man kažkaip labai, kai galvojam apie ką čia kalbėti, tai man taip spontaniškai tie kažkaip pasirodė, kad mes čia Vilniaus universiteto, podkastas, ekonomikos, aš vis dar senoviškai ekonomikos fakultetas ir atrodo, kažkaip, kaip ir logiška, žiūrėkit, paskelbti nauji laureatai ir tai argi čia nesignalas. Bet iš tikrųjų, tai kažkaip kuo giliau tą mintį į save įsileidžiu, tai iš tikrųjų čia yra žiauriai svarbi žinutė ne tik ekonomistam. Nes aš nežinau, kaip kitiems žmonėms yra, bet aš tiesiog pasidalysiu, kaip sako, tokiu aspektu, kaip man buvo. Aš anksčiau kažkaip klausydavausi, kai išgirsdavau, kad kažkas vėl gavo Nobelį, nesvarbu kokios srities. Man visą laiką buvo toks stereotipas, kad šitas žmogus ką tik padarė kažkokį reikšmingą dalyką ir dabar jis yra čia numeris 1 ir reikia ieškoti kažkokio tai to naujo kūrinio arba taip toliau. Ir vėliau jau kažkada, aš jau dabar nežinau kada, bet tarkim, čia vis tiek jau tikrai ne mažiau kaip prieš 10 metų, aš kažkaip tada atėjo tas supratimas, kad palauk. Ypač ekonomikos srityje tie apdovanojimai iš tikrųjų yra duodami ne už naujausią darbą, ne už šių dienų, bet jų esmė yra ir už to stovi, kaip taip įtariu, pakankamai protingi, išmintingi žmonės, kurie tai skirsto, jie iš tikrųjų ir siunčia visuomeniai tam tikrą žinutę. Nes pavyzdžiui, jeigu žiūrėsim nesvarbu, ar tai būtų literatūros, ar tai būtų ekonomikos, žmonės, kurie gauna tą apdovanojimą, tą įvertinimą, darbai, kurie buvo vertinti, dažnai būna ir 10, ir 15 metų senumo. Tai man atrodo, yra labai mums visiems svarbu suprast, kad tai yra žinutė ne tai, kad, žiūrėkit, naujas bestselleris, arba štai nauja ekonomikos knyga atsirado. Man atrodo, čia yra kur kas svarbiau, kad čia yra signalas, žiūrėkit, tam tikra protinga žmonių grupė pamatė, kad šitie žmonės savo darbo karjeros metu, savo mokslinės karjeros metu užčiuopė tam tikrus signalus ir mes jums dabar siunčiam
žinutę, kad tai yra svarbu. Ir jūs apie tai irgi pagalvokit. Tai va, man asmeniškai va, šita žinutė yra ne tai, kad va, dabar kažką tie žmonės pasakė svarbaus, bet tai yra, kad tai yra formuojama mums visiems žinutė, atkreipkite dėmesį. Atkreipkite dėmesį. Man tai, aš taip pasižiūrėjau, net atsiverčiau ir pasitikrinau, tai žiūriu, kad kas 10 metų Nobelio ekonomikos premijos laureatai yra tokie, kur paskaitai ir galvoju, pagaliau Nobelio premiją gavo žmonės, kurie įrodinėja tokius labai koncepciškai įdomius. Tai prie 2015 buvo už tai, kad iš esmės darė tyrimus, kad ekonomika nėra racionali ir kad sprendimus žmonės priiminėja ne ten racionalių protų ir išskaičiavimais vedami. Tai šiais metais man irgi tas kūrybinės destrukcijos elementas, kur atsiranda ten koks nors dirbtinis intelektas ir visi čia kažkas čia bando dar jiem priešintis, kažkas čia sakyti kažką, o sako jie, šiais metais tai kūrybinė ta destrukcija yra tas, kas mus kaip tik ir varo į priekį ir kad didžiausi ekonomikos lūžiai būtent ekonomikos ir atsirado. Ar ten, kai gamybos liniją standartizuotą išradom, ar ten, kai internetas visuotinis atsirado ir išplito, ar dabar su dirbtiniu intelekto tuo masiniu išplitimu. Tai man tas toksai, gal apskritai šiais metais, dėl ko labai norėjusi, ką tu sakai, kad tie darbai nėra nauji, bet tas parinkimas pagal laikmetį, kuris sako, kad nereikia bijoti kažkokių dalykų. Man žiauriai patiko ta vieta, kur tu užčiapėjai, kad 15 neracionalumas ir taip toliau. Tai kai truputuką mokiausi vis tiek tos ekonomikos kažką žmogus skaitai, tai man iš viso buvo labai įdomu, tai ir kad, žiūrėkim, prieš Pirmą pasaulinį karą apskritai dauguma pasaulio ekonomistų o tuo metu gaudavo kažkokius tai įvertinimus arba buvo pripažindami autoritetais atvirkščiai, kurie matematizavo ekonomiką, formulizavo, jeigu taip, nežinau, tokį žodį panaudojau keistą, kaip sako, viską matė formulėmis, matematika, lygtimis ir kaip tik transliavo, žiūrėkit, žmogus yra racionalus individas ir netgi karas yra neįmanomas, nes čia prekyba, ekonominiai ryšiai. Reiškia, tik paskutinis durnius gali pradėti karą, nes tai yra žiauriai nenaudinga, žiauriai neapsimoka ir paskui paukšt. Mes turim 2 pasaulinius karus. Tokie buvo per BBC, labai anksčiau per BBC rodydavo, dabar nebe per BBC rodo, šitą labai populiari laida, labai jie visi žiūrėjo, vadinasi Aukščiausia pavara apie automobilius. Pavadinimą girdėjau. Žodžiu, ir aš labai gerai atsimenu vieną jų eksperimentą, tai jie pasiėmė 2 automobilius, absoliučiai identiškų parametrų. Tai reiškia, ten vienoda galia, vienodį, kiek jau ten gali būti. Vienas tas automobilis tai buvo Toyota Yaris, o kitas automobilis buvo Mini Cooperis. Ir jų parametrai buvo absoliučiai vienodi, skirtumas vienintelis, kad Toyota Yaris kainuoja 2 mažiau negu Mini Cooperis. Ir dar jie papildomai tuos automobilius ir testavo ten, kur jie ten turėdavo savo visokias ir trasas, ten žodžiu viską, tai Yaris absoliučiai visur lenkia Mini Cooperį. Visais tais techniniais automobilio parametrais, aš turiu menį, ten per kiek laiko pasiekė ten 100 km/h greitį, ten saugų, žodžiu, jis visom prasmėm ir dar 2 pigiau kainuoja. Bet vis tiek kažkodėl visi Mini Cooperių nori, nes jie tokie gražūs. Tai aš tada čia apie tą neracionalumą kalbant labai gerai kažkaip prisiminiau, kur, ką tu gali įrodinėti, kad karai prasidės, bet, jeigu aš noriu to automobilio, kuris gražus, o ne to, kuris racionaliai ten yra geresnis, ten, nežinau, pigesnis ir visoks koks. Ir man už tai sakau, šiais metais kažkaip irgi tas toksai, aš skaitau ir galvoju, kaip mes dažnai, ir net nebūtinai kalbėkime apie tos dirbtinius intelektus, bet kaip mes dažnai bijom pasaulį tų kažkokių naujų verslų, naujų formų, kaip mes dažnai
Aš atsimenu, pavyzdžiui, atsirado tos pačios ten vienas tik, ne, iš kripto turto atšakų atsirado kriptovaliutos. Nu ir iš karto ten visiems tos kriptovaliutos, tai čia sukčiai, čia visi tik tai juodosios rinkos. Iš to žmonės verslus darosi ir pakankamai normalius ir rimtus verslus ir kūrė ekonomiką. Bet va tas va žmogiškas bijojimas, tos tokios kūrybinės destrukcijos, kad staiga valiuta bus dabar kažkokia kriptovaliuta, ne? Jo, aš kažkaip, žinai, dabar pagalvojau, gal mes su tavim, čia ta bėda būna, kaip pasikalbi, tai, bet mes neįvardinom, kuriuos čia mes tos laureatus turime minty. Tai 25 metų laureatai buvo Joelis Mokyras, Filipas Agijonas ir Peteris Howittas, ne? Ir jie labai, jeigu labai trumpai, man tai asmeniškai yra kaip tęsinys tos trijulės, kurie buvo praėjusiais metais, Daronas Adžemoglu, Robinsonas ir Johnsonas, nes ketvirtais metais sako, žiūrėkit, valstybėms reikia labai kokybiškų institucijų, o šita trijulė sako, žiūrėkit, net jeigu ir turit kokybiškas institucijas, jokia pažanga nebus tvari, jeigu nebus kūrybiškumo, jeigu nebus inovacijų. Ir va dabar jau tęsiant pačios mintį, žinai, aš kažkaip pagalvojau, tai man žiauriai primena mūsų darbą su tavim audite. Kai mes darydavom institucijų veiklos auditus ir kai būdavo irgi tos svarbios inovacijų dalys, sakykime, arba kiek organizacijos leidžia savo būti inovatyviom, arba kiek ten valstybė skiria moksliniam tyrimam ir taip toliau ir panašiai. Tai taip, ir kažkur skaičiau, kad dabartiniai mūsų tie minėti Nobelio laureatai, jie kažkuria prasme siunčia tokias žinutes ir dideliem žaidėjam ir mažiem žaidėjam. Nes dideliem žaidėjam, pavyzdžiui, sako, žiūrėkit, ar jūs būsit patenkinti, jeigu tik tai Jungtinės Amerikos valstijos arba tik tai Kinija, arba jie kartu ten pradės dominuoti kažkur ten dirbtinio intelekto, ten technologijų ir taip toliau kelyje, reiškia, ką jūs ruošiatės daryti. O mažiukam kažkuria prasme irgi žinutė, ar jūs pakankamai drąsūs turėti inovacijas kaip tvarų procesą, nes žiūrėkit, inovacijos gali mažas šalis pastumėti konkurencijoje į priekį, ar ne taip? Žiūrėk, bet va čia, mes turbūt ateinam ir va čia, man tai kita ta mintis ir kalbant, tu paminėjai jau JAV ir Kiniją. Ir aš kaip tik prisiminiau prieš keletą čia savaičių labai neblogą diskusiją girdėjau Lietuvos įvairių verslo atstovų, ekonomikos atstovų apie tai ar Europa jau pradeda pralošinėti Jungtinėm Amerikos valstybėm, tai jau turbūt pralošinėja ir seniai. Bet ta pagrindinė mintis tai yra Europos biurokratija kaip pačios, ne, ta prasme, kuri mes turbūt net kaip žemynas, aš čia gal labiau apie Europos Sąjungą, aišku, kalbu, ne, kaip sąjunga, mes tiek daug esam prisikūrę tų taisyklių, mes tiek daug esam prisikūrę, ir toj diskusijai paminėtas tas pats vienas ten asmens duomenų apsaugos reglamentas, kur dauguma vis dėlto šiais laikais, kai kalbam apie kažkokius startupus, pradedančiuosius verslus, tai yra labai daug kas tie fintechai, iš finansų srities. Ir ten tu automatiškai susiduri su asmens duomenimis ir tu ten automatiškai bet kokį savo startupą turi iš karto planuoti su didesniem išlaidom ir didesniem sąnaudom negu Amerikoje, dėl to, kad tau reikės papildomų investicijų į asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimų užtikrinimą. Aš jokiu būdu nesakau, kad asmens duomenų nereikia saugoti, bet tiesiog mes tiek prikūrė ten tų reikalavimų, kad pats tas biurokratizavimas to proceso yra labai brangus. Ir tada, ar tikrai tie signalai atsiųsti, ar jie tikrai bus išgirsti? Ar aš čia taip gal nežinau, pereinu į Europą, bet ne tai, kad pereinu į Europą, bet ar tikrai mes turėjom ir Europos komisijos čia tą ataskaitą prieš keletą metų apie biurokratiją Europoje ir kiek mes čia prarandam. Ir vis čia mes to Europoje vis kovojam, vis Europos komisija kažkokį sudaro planą, čia iš to paties, ne? Tvarios institucijos, plus leisti tą terpę turėti inovacijom, bet ar tikrai turi?
Man žinok, kažkaip žmogus yra tam, kad mokytumėsi ir galbūt ir keistum nuomonę arba galbūt kažką sužinojęs paskui vėl toliau judėtum. Bet tarkim, šiai dienai, tai man šita tema, jeigu taip reikėtų, tokio kaip, nežinau čia pasakyti, aš jaučiuosi žiauriai užtikrintai, kad čia yra labai svarbus signalas tiek Europai, tiek Lietuvai, tiek valstybėm, tiek organizacijom. Ir kažkaip nežinau, aš natūraliai, kai tave pamatau vis apie auditą seka, galvoju, ir apie kažkaip labai daug tame prisiminimų. Bet man atrodo, kad čia yra duota irgi žinutė, kad žiūrėkit, inovacijos labai dažnai būna, kai organizacija turi tas ir įsileisti inovacijas, tas pirminis etapas būna dažnai ne su hardu susijęs. Ne? O mes su tavim žinom, kad išleisti pinigų hardui, kažką pastatyti ten ir taip toliau, kažkaip greičiau tie dalykai darosi. Inovacija dažnai yra susijusi ir su tuo, kad tu turi turėti tą inovacijų kultūrą. Reiškia, tose organizacijose, valstybėse, žemynuose, turi būti kažkokie, kurie būtų finansuojami, kur tą minkštuosius dalykus analizuotų, mąstytų, turėtų tą inovaciją procese nuolatiniam. Tai kainuoja, tai reikia pastangų, tai reikia žmonių. Ir žinai, aš kažkur, čia nebus mano mintis, bet aš ją kažkur perskaičiau, dabar nežinau autorius, bet jis labai užkabino, sako, inovacijos dažnai organizacijose, institucijose neįsileidžiamos ir dar dėl vienos priežasties. Vienas dalykas, mes palietėm tą pinigų klausimą, nes tai kainuoja ir tada, tai klausyk, kiek jūs čia šnekėsit, analizuosit, arba kiek mes lauksim, kol čia tas genijus sėdėdamas kažką ten sugalvos. Bet yra kita susijęs su klaidų kultūra. Inovacinė kultūra, jinai reikalauja, kad toje organizacijų institucijai būtų ir puoselėjama klaidų kultūra. Reiškia, tu turi leisti žmonėm klyst, nes jeigu tu judi į inovacijas, tu natūraliai padarysi kažkokių tai klaidų. Ir jeigu tose institucijose žmonėm neleidžia suklyst, o viešajam sektoriui dažniausiai viskas yra iki pirmos klaidos, sakykim, tai nėra tos, arba mes žinom kitų sektorių, kur klaidų kultūros klausimas yra, irgi toks kaip ir tabu. Ir čia automatiškai gaunasi, man atrodo, ta atranka, kad neįsileist to į procesą. Oi, tai čia turbūt Lietuvoje kalbėti apie tą klaidų kultūrą, jeigu pasiimti Lietuvai tą signalą, tai čia turbūt mūsų viena didžiausių tragedijų. Aš dabar prisiminiau mūsų, jeigu jau apie auditus, bet pakalbėkime apie sveikatos srities auditus. Ką jūs, kodėl apie sveikatą? Tai aš labai gerai atsimenu vieną mūsų tą auditą apie sveikatos paslaugas. Ir kai mes sakėm, kad Lietuvoje nėra registruojama ir beje ir iki šiol nėra normaliai registruojama ir analizuojami tie nepageidaujami įvykiai. Nes mes turim susitaikyti, kad medicinoje, gydant žmonės, teikiant sveikatos paslaugas, deja, bet nutiks ir nepageidaujami įvykiai. Ir tie nepageidaujami įvykiai tikrai nebūtinai bus gydytojo kaltė ar ten bet kokio specialisto kaltė, jie gali nutikti dėl įvairiausių priežasčių. Kartais bus ir jų kaltė, kartais ir ne. Bet tam yra labai svarbu juos aprašyti, kategorizuoti, analizuoti, tam, kad galėtumėm mokytis iš to, tam, kad galėtumėm tobulėti, tam, kad iš to galėtumėm kurti inovacijas. Ir aš labai gerai atsimenu, sakau, dar čia iki visų mūsų darbų sveikatos apsaugos ministerijoje laiku, iš visų pastebėjimų turbūt šitam buvo labiausiai priešinamasi, bet kokiam įgyvendinimui ir kalbėjimui apie tai, kad mes tas klaidas registruosim. Dėl to, kad iš karto buvo sakoma, tai jūs juokaujate, taigi čia licenzija atims gydytojui, mes klaidų nedarom, ne? Mes visus gydom vienodai ir pas mus iš karto jau tada ten į tą medicininį auditą keliauja, jeigu klaidą padarai. Tai čia toks tiesiog pavyzdys iš tos sveikatos srities. Bet turbūt lygiai tas pats yra ir iš ten milijono kitų sričių, kur, taip atvirai pasakysiu, aš kiekvieną kartą čia Vilniui Pylimo gatvėje turim butą, tai kiekvieną kartą iš to buto turiu išsukinėti į tą susiaurintą gatvę. Ir ten gatvė, dviračių takas, tada automobilių parkingas ir tada, žodžiu, jau ten važiuoja, ten, kur tau išsukt. Ir aš kiekvieną kartą tenai važiuoju ir dar nuokalnė. Ir galvoju, arba toj Bolto paspirtukas arba dviratininkas pavėžėjas skris, arba toj kažkas pajudės iš parkingo vietos, arba tos parkingo automobiliai, man taip blokuoja išsukimą, kad aš tiesiog,
labai lėtai riedi ir tikiesi, kad tau niekas nenuneštų automobilio prie. Ir man toks, čia labai gera tema, gatvių siaurinimas ir platinimas, bet aš kaip kiekvieną kartą turinti išsukinėti tą susiaurintą gatvę ir kiekvieną kartą ten vos ne iškvėpi, nuvažiuoju. Gal išsuksiu šiandien. Tai toks, bet tai ką mes iš to mokomės, ką mes iš to... Žinai, prisiminiau, teko gyvenime bendrauti su tokiu žmogum, jo nėra, bet jis man papasakojo tokia, kažkaip ten irgi buvo kalbėjimas apie kažkokias, tai pasakosiu jam kažką apie savo klaidą kažkokią padarytą, kaip aš kažkokio lyg tai gero dalyko siekiau ir ten man susimoviau, ten kažkaip ten. Ir jis man papasakojo ten dabar neatsimenu, ten ar Mendrašo knygoje, ar kur ten, iš senų yra, tokia buvo istorija, sako, kurios moralas yra, kad esmė, kad mes visą laiką patys to kartais nenujausdami tą leidimą susinaikinti duodam patys. Tai arba gatvę patys susisiaurinam. Ir ta istorija ten žiauriai paprasta, sako, tai yra medžio, kirvio ir kirvio koto istorija, kaip medis nepagalvodamas pasidalina savim su medkirčiu, medkirtys iš to medžio šakos pasigamino labai gerą kirvį ir su to kirviu atėjo nukirto patį tą medį. Ta prasme. Tai toks man kartais primena, kad mes nenorėdami įsileisti klaidų kultūros, inovacijų kultūros, sakydami, kad kažkokie softiniai dalykai yra netokie jau svarbus, gatvę kažkur, kaip tu sakai, ten kažką ten susisiaurindami, mąstymą susisiaurindami, būdami neracionalūs, tiesiog savo ir susikūrėm tokią situaciją. Tau bešnekant prisiminiau vieną labai gerą istoriją. Tai mes, kai dirbom dar su ES lėšų auditu, tengi kiekvienais metais kartodavosi ten tie projektai, kartodavosi tie objektai ir labai daug mes... Valstybės investicijų programą turime? Ne, aš turiu omeny ES lėšų auditą, visus ten tuos lagdus, tydus ir visas kitas nebeegzistuojančias institucijas. Ir aš atsimenu kažkuriais metais, jau kelintus ten metus iš eilės, žodžiu, man ten papuola tikrintas pats projektas ar kažkoks panašus projektas, kurį aš ten tikrinau eilinį kažkokį ten žvyrkelio asfaltavimą ar ten estakados statymą. Ir aš galvoju, išsitrauksiu aš prieš porą metų darytus ten savo tuos darbo dokumentus, pasinaudosiu darbu, žodžiu, susiefektyvinsiu. Išsitraukiu aš tuos savo dokumentus senus, paskaitau ir galvoju, o Jėzau, kokiu aš ten nesąmonių prirašiau. Jėzau, skaitau ir galvoju, o Jėzau, kaip šitas išvis praėjo kaip, auditas. Ir aš kažkaip... Kas šitą pasirašė? Kas šitą pasirašė? Žinai. Bet čia ne istorijos pabaiga. Ir kažkaip tą dieną aš su tą emociją nuvažiavau. Čia tuo metu dar į ekonomikos fakultetą, aš jau tuo metu studijavau doktorantūrą ir rašiau disertaciją, nuvažiavau pas savo disertacijos vadovą, profesorių Lakį, ir kažkaip jam pasidalinau tą emociją, žinai, kad susiradau kažkokį. Ir jisai man, žinai, sako, Jėzau, Živilė, aš sakau, ištraukiau dokumentą, kaip ten baisu, jisai man sako, kaip gerai? Sako, kaip gerai, kad tau baisu buvo. Aš žiūriu ir galvoju, tai jau kodėl? Tai sako, tai reiškia, kad kažką išmokai per tuos 2 metus. Gėda, nes jeigu žiūrėtum į dokumentą, nes jeigu tu žiūrėtum į tą dokumentą, kurį prieš 2 metus darėjai ir galvotum, dabar tokio tai jau nebeparašyčiau. Matai, kaip tu privedei prie klaidų kultūros. O man tai, vis tiek jau čia tą temą greit uždarysim, bet vis tiek kažkaip tai išprovokuoja mane. O man tai, žinai, visą laiką būdavo įdomesnis tas toks kitas, irgi toks tam tikras netikėtumas, kai jau dirbom sveikatos ministerijoje, jau sveikatos politikos formavimas ir tai aš atsimenu būdavo tos situacijos, kai ten jau kažkas labai nori pabaksnuoti ten, o ar tu matei, ką valstybės kontrolė yra parašiusi ir taip toliau, ir paskui sakai, jo, aš pats pasirašiau. Ir tu suvoki, kad jau valstybėje praėjo 5 metai, bet dar tau pačiam baksnoja tavo paties prieš 5 metus teiktas rekomendacijas, kada tu tikėjasi, kad jas kažkas per 9 mėnesius ar 12 mėnesių įgyvendins, o pasirodo, kad tu jau baigiai su komanda ir tą kadenciją, jau tu ir vyriausybė vienoje pabuvai, o dar ir toliau kažkas traukia, kaip tu sakai, tas ataskaitas senas ir dar jomis baksnoja kažkam.
Na tai čia, žinai, vienas dalykas, kiek mokam tas klaidas. O gal apie klaidų kultūrą gal kada net kokią ir paimti, galvoju, ir pašnekėti. Pagalvosim, jeigu nieks kažką, bet šiaip klaidų kultūra, man atrodo, visai čia, žinok, tokia tema, kur galima gal ir... Nueinant, o gal nenueinant nuo klaidų kultūros, bet einant toliau prie to, ką kalbėjom. Tai viena iš tų temų, kuri ir pernai metais buvo Nobelį ir šiemet atsikartoja, tai yra pasitikėjimas institucijomis. Ir kad apskritai, stiprios valstybės ir stiprios ekonomikos yra ten, kur yra stiprios institucijos, ten, kur yra didelis pasitikėjimas institucijomis, ten, kur iš esmės bet kas inovuoja, nesvarbu, kas tai būtų, ar žmogus, ar įmonė, kurie jaučiasi gerai, kur nėra kažkokių dvigubų standartų ir kur nėra kažko. Neįvyko tas planuotas Putino ir Zelenskio susitikimas Vengrijoje. Trumpo. Tai ir ten ir Zelenskis turbūt pagal planą, nežinom, koks ten galų galė tas formatas, bet pati mintis yra turbūt čia veikiantis asmuo, yra Putinas, kuris jeigu būtų buvęs susitikimas, jisai būtų Vengrijoje ir tada ne Vengrija yra Europos baudžiamojo teismo narė ir jai galioja tie patys susitarimai tarsi. Ir jinai, jeigu Putinas būtų atvykęs į jos teritoriją, būtų turėjusi jį suimti. Ir mes visi suprantam, kad nebūtų suėmusi. Ir visa Europa turbūt irgi būtų sakiusi viskas gerai, nes visi būtų nuleidę galvelę ir sakė, kad jeigu jau čia mums Trumpas sudėrėjo tą susitikimą, tai mes čia darom kažkokias išimtis. Tai prie visų šitų išimčių, tai čia kažkam pasirodo yra išimtis, ne? Tai ar tada Europa kaip žemynas gali sakyti, kad jinai turi tas patikimas institucijas ir tą stiprią tą institucinę sąrangą, kurioje mes galim ir inovuoti, ir kažką daryti. Nes man turbūt šitoj situacijoje visą laiką vyko ta diskusija apie kažkokį galimą susitikimą, man visą laiką ta tokia mintis kirbėjo, kad o tai ką tai rodo paprastam žmogui. Tai jeigu tu, ten iš to posakio, jeigu vogti tai milijoną, tai čia dabar pakeitėm tik tai jeigu žudyti tai milijoną, nes jeigu tu nužudėjai vieną žmogų, tai tada tu nusikaltėlis ir tave gaudys Europoje. O jeigu išžudėjai milijonus ukrainiečių, tai tada tu gali važiuoti ir susitikinėti su aukščiausiais vadovais kitų valstybių. Man toks, labai kažkoks apskritai net diskusijos apie tuos susitikimus, aš suprantu turbūt, kad kiekvienas karas turi baigtis kažkokiom dėrybom, bet labai morališkai, nežinau, kaip tada surasti tą tarpą tarp to, iš vienos pusės turim kažkokius arešto orderius, iš kitos pusės karą reikia užbaigti ir dėrybas turėti, ir aš žinau, atvirai tai nežinau kaip šitoj temoj, net nežinau, kur norim pašnekėti, ką šitoj temoj. Pabandom susigrąžinti tas mintis, šiaip tai aš irgi prisipažinsiu, kad tiesiog pradėjai pasakoti, tai aš, kadangi, žinai, toks liga turiu, tas sinofilas esu, žinai, tai man žiauriai, tai ten grinai, taip ir matau jau Čarlis Čaplinas jau tame garsinėme kine ir aš dabar Mesija, užmiršau pavadinimą to filmo, bet jis kaip tik ten sėdi kameroje ir grinai ir eina ta jo citata, kad, kaip sako, jeigu, nužudėjai vieną, tai nusikaltėlis, o nužudėjai milijoną, esi herojus, arba kaip senovės knygose rašydavo, kad, kaip sako, tai lengviau 1000 žmonių nužudyti, negu sekmadienį žmogui batus pataisyti. Ta prasme, tai ir tokių yra. Bet žiūrėk, aš galvoju, kad mes čia visai po kruopelytę susidėliosim, nes šitą... Man, žinok, važiuojant kamštį sėdint, tiesiog irgi tai kažkaip galvojau, tu paėmėjai per žodį tą pasitikėjimas, man tas žodis pasitikėjimas gal taip natūralu, kadangi daug gyvenime dirbau nepriklausomose institucijose, ten Centrinis bankas, aukščiausia audito institucija ir taip toliau. Tai aš tiesiog kažkaip mintyse pradėjau galvoti ir žinau, kažkaip galvoju, kad tas Putinas vis tik gaunasi, kad atvyko į Europą. Nes jeigu, jisai žinojo, jeigu jisai atvyks, bus sugriautas autoritetas, ten, aš dabar mes neįvardinsim, nesam profesionalai, kokie ten tie teismas Hagoje,
ten generalinė prokuratūra Vengrijoje, ten kažkokia policija Vengrijos. Taip. Na, žodžiu, krūva visas sąrašas, ne, institucijų, kurios ten kažką turi pradėti daryti, yra procesas, ne, kaip ten turi veikti pagal arešto orderį, yra visa tvarka. Tai gaunasi taip, kad, realiai Putinas atvyko į Europos sąžinę ir jis, kaip pasakyti, jis sugriovė neatvykdamas tas institucijas. Nes tu pasižiūrėk, apart tai, kad Vengrijos vadovai paskelbė, kad jie nieko nedarys, apart to, kad galbūt Lenkijos vadovai, man atrodo, paskelbė, kad neduosim oro erdvės, ne, daugiau visos šitos mūsų vardintos institucijos, bent jau aš kažkaip neatsimenu, kad būčiau kažkur matęs žinutę, kad ten Vengrijos generalinė prokuratūra paskelbė, kad jie ten kažką su tuo darys ir taip toliau. Tai reiškia, vienu šituo pasiūlymu, kad aš atvažiuosiu ir net neįvykusiu sutikimu, tų institucijų, pasitikėjimas tomis institucijom yra stipriai apdaužytas. Arba tiesiog jūs sėdi ir galvoja, kad tik apie mane nepagalvotų, kad tik neatvyktų ir nereiks kažko daryti. Arba tik kažkas nepaklaustų ten arba taip toliau. Tai man atrodo, tas tylėjimo paralyžius, jisai parodė labai, kaip pasakyti, diagnozę davė labai prastą, nes, kaip viskas vyksta, ne, Živilė, tai kaip piramidė, ne. Tai jeigu jau čia galima nutylėti ir va taip išsisukti, tai bus paskui kažkokia, jau ne Putino, bet bus kažkokia kita situacija. Tai jeigu čia galima, tai gal jau ir čia galima. Bet žiūrėk, Arūnai, gerai, aš suprantu, bet mano mintis yra, aš tą suprantu ir aš tą morališkai suprantu, bet tada iš kitos pusės. O kaip kitaip tą karą užbaigti, jeigu mes neturim, tarkim, tada šalies, kur susitikti ir derybas turėti? Tai čia tu tik tai tą užtat ir yra visą laiką alternatyvos, kaip tie dalykai turi būti sprendžiami, ne? Tai aš nežinau, ar mes su tavim čia galim tą pasakyti, bet mums bando primesti šitą variantą, ne? Ir bando juo pasakyti, kad čia buvo tas vienintelis kelias. Aš tai galiu tada klausti per kitus pavyzdžius, o tai Europa, ten Amerika, jie neturėjo jau pavyzdžių istorijoje, kai buvo panašios situacijos. Tarkim, mums labai gražiai šiandien gaunasi, Darono Džemoglu Robinsono praėjusių metų Nobelio laureato, ne, ekonomistų, ta knyga Why Nations Fail, ne, kuriai ten, nežinau, aš ją prieš 10 metų gal pirmą kartą pamačiau, o Nobelis atėjo praėjusiais metais. Tai toje knygoje yra ne viena istorija prašyta, kuri klausia institucijų tarptautinių. O tai kur jūs buvot, kai ten, tarkim, Afganistano kažkokios tai ten jėgos, kažkokie tai galios centrai buvo finansuojami iš visokiausių fondų, neva demokratijos, bet jie apsiginklavo dėl to, buvo užauginami kažkokie tai teroristai ir taip toliau. Šitos žinutės jau yra duotos prieš kelis dešimtmečius. Taip, bet žiūrėk, o kas iš to? Tai dabar tą patį mes turim su Jungtinėm tautom ir saugumo taryba, ne, kurioje vis dar sėdi sėkmingai ta pati Rusija, kuri balsuoja prieš. Arba ten turim tą patį Izraelio-Palestinos konfliktą, kur irgi, jeigu reikia, kažkada visada turi ten JAV balsą prieš. Tai kur tada tos institucijos? Tai gal tada nereikia? Geras klausimas. Paminėjai dabar Izraelio, ne, konfliktą. Tu pasižiūrėk. Viešai paskelbta informacija, kad Europos Sąjungos ten parama, įvairios tos ten pagalbos fondai, sakykime, net ten. Buvo nukreipti, kažkoks ten nukreiptas, kad ten vandentikis susitvarkytų, kažkas, kad ten kažkokias ligoninės padarytų, ne? Finale turim rezultatą, kad vietoj to pastatytos kažkokios raketų paleidimo aikštelės, o aš kažkada ten kitų tikslų vedamas ten žiūrėjau, Europos audito rūmai bandė kažkokią tai analizę daryti, aš ją žiūrėdamas taip ir nesupratau, ką jie ten norėjo pasakyti. Europos komisija, man atrodo, panašiai kaip tu sakai, kad tik tai mūsų nieks nepaklaustų. Ir tada, tarkim, mano akise iš karto institucijų reputacija ir pasitikėjimas yra griaunamas, nes reiškia, pavyzdžiui, tie patys Europos audito rūmai, kuriuose yra ir Lietuvos Europos audito rūmų narys beje, ir kiti, ne, jie, pavyzdžiui, kai tikrina Lietuvoje ką nors, pavyzdžiui, atvažiuoja, atsimeni, kai būdavo,
Ir ar stendas vietoj pastatytas ES paramos, ar vėliava išmatavimai, ar žvaigždė ten teisingų išmatavimų, ar kompiuteris, kuris buvo nupirktas iš ES paramos, ar jis nebuvo naudotas asmeniniam paštui. Pažiūrėk, kokiems dalykams buvo skiriama išteklių tikrint, o čia, man atrodo, po kokius kelis milijardus, man atrodo, ten keliaudavo per metus, ėjo lėšos, ES lėšos. Irgi parama, o tai kaip su jos auditavimu tada? Ten niekam, per šitiek metų niekam nekilo klausimų? Kaip sakai, šitom neatsirado, jų reiškia mechanizme nėra saugiklių. Tai bet gerai, tai žiūrėk. Gerai. Tai nėra, tai institucijų nėra, pasitikėjimo nėra. Toks, ne, ta prasme. Ir man tada iš karto norisi klausti paties nuomonės, ką mes sakėm, kalbėsim apie Lietuvą. Neišvengiamai, dabar gyvename etape biudžeto rengimo kitų metų. Bet dar pereinant prie paties biudžeto ir ką mes tam planuojam, tai jeigu mes negalim pasitikėti europinėm institucijom, pasauliniam institucijom, tai gal tada viskas gerai, kad tuo metu buvusi, šita krašto apsaugos ministrė Šakalienė kovojo už savo tą biudžetą ir tuo, ką tiki taip, kaip galėjo, nes nepasitikėjo, kad jeigu nenaudos influencerių, kad gaus tą biudžetą tokį, kokio jinai tikėjo, kad jo reikia. Žiūrėk, man tai tiltas toks gaunasi į šitą temą, jeigu jau tai būtų visiškai nuosekliai, ne? Tada, kai susviruoja pasitikėjimas Europos lygmenį institucijom, sakykim, mes turim ant to laiptelio, analogiškai panašias institucijas tik nacionaliniam lygmeniui turi atskiros valstybės, Tai aš čia, žinok, tau tiesiog bus gal irgi įdomu, visiškai netikėtai, tiesiog aš čia dabar ruošiausi vienai paskaitai studentam, man ten reikėjo irgi prisiminti kai kurios dalykus, apie biudžetą, fiskalinę drausmę ir kitus dalykus. Ir tu žinai, aš pradėjau žiūrėti, o kaip ten gyvena mūsų fiskalinė institucija. Atsimeni, Lietuva turėjo, žinai, atsimeni, ne tau sakau, čia mūsų, sakykime, auditorija. Mes turėjom tokią problemą, kad Lietuva buvo vienintelė visoje Europos Sąjungoje, kurioje į valstybės kontrolės aukščiausios audito institucijos sudėtį buvo įkištos dvi kitos nepriklausomos institucijos, tai yra Europos fondų auditavimo institucija, kuri šiaip ne taip jau dabar iškeliavo iš valstybės kontrolės, ir buvo fiskalinė institucija. Pagal atitinkamą ES teisyną buvo valstybėm pasakyta, jūs turit turėti nepriklausomas institucijas, kurios tikrintų būtent biudžetą, fiskalinę drausmę ir jos turi būti nepriklausomos institucijos. Tai Lietuvoje ją irgi įkišo į valstybės kontrolės sudėtį. Aš atsimenu, dar 19 metais mes specialiai kvietėmės peer review, EBPO atvažiavus į Lietuvą darė ataskaitą, pasakė, kad žiūrėkit, negerai, jūs turite tvarkytis, nes šita institucija turi būti atskira institucija. Tai dabar žinai, ką aš užtikau? Kad po 5 metų pertraukos ruošiasi ne tai, kad įgyvendinti EBPO šitą rekomendaciją, arba čia, kaip sakot, eina iš teisyno, kaip kad turi būti atskira. Jie apskritai praktiškai niveliuoja, ją naikina, nes yra rengiamas įstatymo projektas, kuriuo bus pasakyta, kad valstybės kontrolė yra fiskalinė institucija. Ne tik aukščiausio audito institucija, bet yra fiskalinė institucija. Reiškia, Lietuva, būdama EBPO nare, bus vienintelė visoje Europos Sąjungoje, kuri neturės nepriklausomos fiskalinės institucijos, kuri turi nepriklausomai pasakyti apie biudžetą. Čia gal truputėlį taip iš toli, bet aš vedu ir prie ko, kad ta aplinkybė kuria, reiškia, taip tyliai, kadangi niekas nesiorientuoja, niekam neįdomu, niekam neskauda, mes tyliai ateinam, kad iš tikrųjų
reiškia kažkokie atskiri asmenys ar atskiri ministrai tiesiog pradeda žaisti savo kažkokius asmeninius žaidimus. Kaip čia padaryti, kad jeigu man nepatinka, kad kažkoks procesas vyksta, aš kažką pradedu elgtis, kažkokius individualius veiksmus, kada yra biudžeto valdysena, turi savo principus, kada tiesiog reikia biudžetą formuoti atitinkamai, skaidriai. EBPO turi savo rekomendacijas, turi patirtis, yra šalis, kurios sako, kaip piliečio biudžetą ruošti, kaip jį padaryti, kai jis būtų aiškus, Palauk, nepatikuravai biudžeto valdysenos brandos auditą? Brandos taip, bet ne, tai čia, žinai, ne apie tai be abejo, tai aš tos visus auditus, kur apie ten brandas ir mes tikrai ten ėjom pakankamai smarkiai į priekį. Tik tai piliečių biudžetas, žinok, tiek ir baigėsi. Ten paskutinis buvo gal kokiais 2019 metais biudžetas piliečių padarytas, tas suprantama žmonių kalba, taip, ne? Tas, kas taip. O toliau jis baigėsi, tos iniciatyvos ir baigėsi. Baigėsi signalų konferencijai tada. Taip, tai visi šitie dalykai baigėsi. Taip prisiminimai. Kaip pačiam atrodo biudžetas kitų metų projektas? Prisipažinsiu, vis tiek gaunasi, kad natūraliai daugiausiai širdies aišku skauda už sakykime, sveikatos dalį. Bet didysis prioritetas vis tiek turi būti per gynybos aspektą. Tai nežinau, ar mes čia kažką apie tą krašto apsaugos, ar čia kažkaip dar galim kažką pasakyti, ar negalim. Bet mano galbūt mintis būtų, arba noras, sakykime, siųsti signalą ir atkreipdėmėsi, kad jeigu mes kalbam, kad valstybė ruošiasi situacijai, kurią mes vadinam tiesiog karu, kaip nemalonu tai būtų sakyti, tai tikroji diskusija turėtų būti ne kaip tose procentuose, kurie yra skirti nacionaliniai gynybai, kaip nors nugvelbti iš tenai ir kur nors ten keliuką pasiasfaltuoti, kažkur pavaidinti, kad ligoninė man ten labai požeminė reikalinga, nors ten pagal karinį scenarijų tikriausiai nieko nebus, sakykime, bet turėtų būti diskusija atvirkštinė, kaip prie tų lėšų, kurios yra skirtos grynai nacionaliniam saugumui, kaip kiti sektoriai, kokias lėšų dalis skirs taip pat šitiem dalykam. Aš matau atvirkštinį procesą ir tame gaila, bet matosi tas kaip ir taikos metais, kai būdavo tas visą laiką juk mėginimas, atsimeni, kaip turėdavom ir valstybės investicijų programą, kai žiūrėdavom, kaip pritemdavo prie, ten tikslas yra toks, o ten realiai daro kažkokias, sakykime, keistenybės. Dabar leidžiantis nuo mano to pasakymo, aš kažkaip susimąsčiau ir apie rezervus. Sakykime, apie rezervus. Tai man buvo labai įdomu, tai pradžioj, paimkim ten sveikatos, sakykime, sistemos, PSDF rezervą. Pameni, visą laiką nuo pirmų metų buvom tarkuojami, kad nieko nedarom, kad tas rezervas būtų mažesnis, kad jis prie mūsų vis didėjo. Prisipažinsiu, buvo mano kažkada irgi nuomonė, kad galima diskutuoti, gal galėtų būti jo mažesnis procentas, galbūt jis galėtų būti apie 10%, kažkada aš net esu apie tai kalbėjęs, bet kai prasidėjo pandemija, viskas. Buvo aišku, kad reikia turėti daugiau, nes, matom, jeigu sistema stoja, reikia atlyginimus mokėti, tai to ten rezervo, kurį visi klikė, kai jo yra labai daug, užtenka ten keliai mėnesiam darbo užmokesčių išmokėti. Tai ką aš atkreipiau dėmesį į šitą projektą dabartinį? Aš atkreipiau dėmesį, kad jame yra dabar PSDF rezervas gal kokie, net žinok, 21%. Pamenu, mūsų tikriausiai didžiausias yra buvęs koks 16-17. Tai ir Sodra, žinok, rezervo jie visiškai nenaudoja ir dar didina. Bet, žinok, čia yra atsakymas tai yra labai paprastas, nes yra fiskalinės drausmės taisyklės, kurias reikia išnaudoti, išlaikyti. Dėl to, kad tu valstybės biudžetą turi labai smarkiai deficitinį, yra padaryta ta Europos komisijos išimtis dėl gynybos išlaidų, kur tu ten gali šiek tiek nukrypti dėl nuo tos fiskalinės drausmės.
Bet kalbant apie visas kitas išlaidas, tai tu jas vis tiek turi išlaikyti. Ir tada, nepaisant to, ką čia visi per rinkimus valdančiosios koalicijos šitie nariai rėkė, kad jie tą patį sodros rezervą išdalins ir čia nereikia jo, tai kai tu ateini į fiskalinės drausmės taisyklės, tą pačią fiskalinę instituciją prakalbai, tai tu nieko negali padaryti ir tu privalai turėti VSDF ir PSDF didelius rezervus, sodros ir sveikatos, dėl to, kad kitaip tau tiesiog Europos komisija nepraleis to biudžeto, nes tu komisija teikia tvirtinimą to biudžeto. Tai žinok, aš čia nenorėjau pasakyti, kad yra blogai. Aš tik norėjau atkreipti dėmesį, kad matau tame, jeigu taip žiūrėti iš sakykime, tos politinės pusės, tai tas yra toks visiškas disociacinis tapatybės sutrikimas. Nesakykime, reiškia, vieną kalbu, kitką darau, reiškia, vienus kritikuoju iki žemės nukritimo, kokį jūs turi didelį rezervą, ir tuo metu, kai jau pats imuosi, padarau jį dar didesnį. Bet žiūrėk, čia, aš tai manau, kad čia, žinok, yra visiškai neišsilavinimo klausimas, ta prasme, nes kai jie dalyvavo rinkimuose ir tai tos dabartinių ir tų ministrų paieškos, kaip sunkiai jie randami, tą rodo, kad tiesiog, tau yra labai lengva sakyti, ten išdalinsim sodros rezervą, ten mažinsim PSDF biudžetą, didinsim pensijas, tos pačios pensijos, kitais metais yra numatytos mažinti mažiau, negu kažkada buvo didinamos prie tų pačių, čia konservatorių. Ta prasme, visada jie didindavo daugiau. Ten mažiausias didinimas jų buvo 12,70 kažkeli procentai, dabar socdemų, kurie visada deklaravo, kad jas reikia didinti daugiau, yra numatytas 12 procentų didinimas. Tai mažesnis negu konservatoriai didino, bet toks, aš čia taip labai paprastai nenoriu čia ginti ar negintų konservatorių, bet iš principo, kad toksai... Ne, jų negalima ginti, nes... žinai. Negerai. Šitą patys, žiūrėk, vis tiek ten. Tai bet aš ką noriu pasakyti, tai toks yra labai, bet toks, labai akivaizdus, kur gali pagauti, ne per iškarpas. Pensijas reikia didinti daugiau, bet didina mažiau. Sodros rezervą reikia išdalinti, bet neišdalinam. PSDF rezervas per didelis, bet mes darom dar didesnį. O atsakymas yra labai paprastas, nes visus tuos dalykus, ką tu sakei per rinkimus ten stovėdamas debatuose ir kažkur, tu sakei nesuprasdamas tokio dalyko, kaip ten fiskalinė drausmė ir kažkas, o tada atėjo biudžeto realus projekto rengimas, patekus į valdžią, ateina specialistai ir sako, ne. Bet Živilė, aš tau truputuką papildysiu ir tokiu kitu kampu. Matai, jeigu dar būtų tai tik per rinkimus, tai man dar kažkaip gal vienaip atrodytų. Sakykime, tą gali nuryti ir, kaip sako, ne taip svarbu, ką per rinkimus šneka, svarbu, ką daro. Man įdomiau tai, kad dabar jau metai yra, kaip vyksta procesas. Ir visus tuos metus ant šito žaidimo juk buvo ir, jų ir pokyčiai statomi. Sako, žiūrėkit, ten kažką padarysim su priemokom, nes mes ten už valstybės draudžiamuosius padidinsim. Nedidina, dar labiau mažina. Ta prasme, tą tempą, kuriuo didinama. Ten padidinsim įkainius, nes mes rezervą sumažinsim. Ne, tai rezervą didina. Aš turėjau labiau minty tai, kad rinkimais nesibaigė. Kad tiesiog tas, kas jau vyksta visus metus, ir toliau tai tęsima. Beje, apie rezervus. Man labai, žinai, dar kokia viena vieta įdomi. Man dar labai įdomi vieta, kaip mes tada suprantam irgi pasirengimą, sakykime, krašto gynybai, jeigu yra žinoma, kad vienam kariui ten reikia maždaug 10 dar kitų žmonių pagalbos. Yra žinoma, kad jeigu vyksta šalyje karas, tai užfronte joje reikia papildomų išteklių ten pensijom, socialiniam paslaugom, nes ten sutrikę mokesčių mokėjimai, sutrikęs visas srautas, visa apyvarta sutrikus ir taip toliau. Ir tuo pačiu metu iš šalies prezidento eina pasiūlymas, kaip padaryti, kad ten sodrą pasilpninti. Ta prasme, kaip ten padaryti, kad sodros tas rezervas, nesako dabar suvalgykim, ta prasme. Tai man labai yra keista, kai yra toks matoma labai siaurai pasirengimą nacionaliniai gynybai. Reiškia, ginčiamės visi dėl tų 5 procentų, kur
neaišku, ką ten, beje, su Europos komisijos pagalba, tų 1,5 procentų, tad čia Europos komisija truputuką irgi kiaulė yra pakišusi. Jinai pati pradėjo, kad čia galima lankščiai žiūrėti tą 1,5 procentą ir už čia dabar griebėsi. Ginčiamės dėl tų 5 procentų ir paskui didžiausias ginčas vėl ten, kaip ten ministerijos, ar ten tos 5 procentus ten susimažino ar nesusimažino. Ne? Vėl, kaip ten sakoma, apie tuos 4-5 centus nuo 1 euro, žinai, visi šneka, o kur ten tie 95 centai ir visą esmę reikia diskutuoti, nu, lyg tai kaip ir šone. Nu, bet čia, žinai, čia gaunasi, kad labai sudėtingos temos ir kai dažniausiai, kai pradedi šnekėti apie biudžetą, tai dauguma išsijungia televizorių. Kaip ten sakė Erasmas, geriausiai gyventi nieko neišmanant. Bet žinok, man tai yra kita vieta, kuri mane labai gąsdina, visiškai užbaigiant biudžeto temą, bet kažkaip labai norėjau pasidalinti. Aš pirmą kartą matau šitą vietą biudžete. Aš niekada nemačiau šitos vietos biudžete ir mane labai gąsdina. Aš niekada nemačiau tokio biudžeto, kur aš, žinok, verčiausi viską. Ir ekonominės raidos scenarijų, ir Europos komisijos prognozės, ir Lietuvos banko prognozės. Nu, aš nesuprantu, kaip jie surinks tiek pajamų į valstybės biudžetą. Ir man pats didžiausias melas, tai ką mes čia dabar šnekėjom, ar ten rezervai ar išlaidos, tai čia yra ten tie keli procentai ir kurie nėra esmė. Bet kai valstybės biudžeto pajamos yra numatomos augimas toks, kur ten pavyzdžiui PVM augimas gal 11 procentų surinkimo kitais metais, iš kur? Aš nesuprantu, iš kur. Aš suprantu, kad mes paskutiniais keliais metais surinkdavom valstybės biudžeto pajamas šiek tiek geriau negu planuodavom, bet tas skirtumas nuo plano ten būdavo keliasdešimt milijonų. Iš kur mes staiga šausim į viršų, mūsų biudžetas kiekvienais metais taip maždaug augdavo po milijardą. Aš apie pajamų dalį dabar kalbu. Iš kur mes kitais metais šausim ten beveik 3 milijardus papildomų pajamų? Čia visi atsiims pensijų fondus ir viską suneš į biudžetą. Bet nėra. Ir man, žinok, šitoj vietoj tas neišsilavinimas ir didžiausia baimė, ir kur jau nėra kažkokių, nes visos tos fiskalinės drausmės taisyklės, rezervai ir visi šitie dalykai, jie galioja, kai tu dedi pajamas su sąnaudom, ir kas ten gaunas. Bet aš, žinok, vis tiek nesuprantu. Aš nematau, iš kur mes turėsim tas pajamas tokias. Ir man tada visi tie procentai, kai mes dalinamės pinigus, kur aš nesuprantu, kas juos surinks tokius. Tada arba Lietuvoje laukia labai didelis kainų augimas, arba mes tiesiog apsidairysim, tuoj pasibaigs pirmas ketvirtis, matysim, koks yra pajamų surinkimas. Aš jau kalbu kitų metų, matysim, kad mes nesurinkam to ir tada mes turėsim tam, kad surinktas pajamas, kurios buvo suplanuotos, dar viena kažkokia mokestinė reforma, kad greitai tų biudžeto pajamų turėt. Mane šita vieta ir aš niekaip nesuprantu į tą biudžetą žiūrėdama, iš kur tie tokie dideli pajamų skaičiai. Ir aš toks norėčiau piliečių biudžeto, kur man paaiškintų, iš kur jie paims tiek daug pinigų. Nes aš nesuprantu. Žinai, man kažkada irgi kažkas buvo sakęs, kad mūsų tokia gaunasi tokia mąstymo klaida, kad mes irgi norim, kad kažkas racionaliai mąstytų. Tai man kartais panašėja, kad dabar kai kurie žmonės, jie vyriausybėje gal gyvena tuo tokiu rytų šalių, pasakykime, Rusijoje tokia yra strategija, kaip sako. Reikia mąstyti iki trečiadienio, iki pietų, o paskui ten įsivelsime mūšį ir bus matyti. Tiesiog dabar yra tikslas. Ai, ne, tai čia gali būti ir koks nors karalius Saulė, 14 Liudvikas, žinai, po manęs nors ir Tvanas. Arba po manęs nors ir Tvanas, gali būti ir toks variantas, nes, žinai, žiūrėk, kaip yra. Atsimeni, kaip būdavo organizacijose, kaip ir būdavo toks tipažas darbuotojų, kur jis ateina, įsidarbina, jam visą laiką 1 metai yra toks kaip kreditavimo laikotarpis, nes jisai čia naujokas, kol iš čia įsilies, kol supras, ten paskui jau 2 metų pradžioje neapsikentę visi pradeda jam kelt kažkokius tikslus ir jisai tiesiog dingsta ir jis apsigyvena kitoje organizacijoje. Tai gal mūsų vyriausybė dabar tokia, po 9 mėnesius, kaip sako, 19 vyriausybė, juk visus šitokius klausimus įsirašė datas, kad tai padarys kitos kadencijos Seimas.
20 vyriausybė, nu, jeigu taip kaip pagal valstybės draudžiamosius asmenis, aš pasižiūrėjau, kokiu tempu jie tai ruošiasi daryti, tai maždaug tam 15 metų reikės, kad tą 100%, sakykime, suvienodintų. Tai gal čia yra, kaip sako, kitiem, nu, kitai vyriausybei ir kitiem šitie yra klausimai. Nu, Gerai. Aš nežinau. Aš manau, kad šitoj vietoj bus labai didelis atsakymas, vat, apie tą tokį, kai mes pamatysime. Nu, galbūt kažkas dar atsakys man, arba tos pajamos kažko aš nepamačiau. Ne, tai tau ir tau atsakys gyvenimas, ta prasme. Nes, Taip, tai gyvenimas vienareikšmiškai atsakys. Nu, mes greitai tai pamatysim. Nu, pasižiūrėk, aš žinau, kaip tas yra, ne? Juk biudžetą kažkaip, nu nežinau, priims, nepriims, nu žiūrėsim, ar čia su 1/12 nieks nenori gyventi, ne, kaip sako, yra pasiryžę su velniu obuoliaut, kad tik tai, ne, bet jau kaip yra, sausio mėnesį tam tikros profesinės grupės pradės gauti pirmosius darbo užmokesčius. Ir pradės klausimai. Tai mums buvo žadėta tiek, aš matau tiek, kame reikalas. Nu ir tada ta grandinė užsisuks link pavasario, aiškintis, nu kas ten kur, kaip ten paskaičiavo teisingai, neteisingai, kur ten įkainiai perskaičiuoti, jeigu sveikatos sistemoje, kur ten švietime kažkas ten ir taip toliau. Visiems juk dabar, jeigu va taip yra tiesiog pažadėta, nu, bet ateina ta diena, kada, žinai, yra klausima, kur... Net jeigu nesupranti, kas biudžete parašyta, bet savo sąskaitoje, net jeigu nesupranti, tai žiūrėk, kaip ten buvo. Atsimeni su krašto apsaugos, atsimeni istoriją auksinių šaukštų? Atsimenu. Tai kiekvienas Lietuvos žmogus žinojo, kad auksiniai šaukštai. O kai jų 20 vienetų ir kad ten 15 ar 20 tūkstančių suma. Mažiau, 4 tūkstančių. Ar 4 tūkstančių. Bet taip. Bet va, 20 vienetų šaukštų išreklamavo istoriją, o čia, kaip sako, gali milijardą turėti. Paskutinė tema, kad visiškai einant prie organizacijos lygmens, kad visiškai nebūtumėm vėl po to ten ilgo labai to savo podcast'o neturėtumėm. Kažkaip labai vis netyla čia Lietuvoje diskusijos irgi ir prie politikos, ir prie kažko, ir labai taip yra prieš pastatomas viešas ir privatus sektorius. Privačios mokyklos gerai, valstybinės blogai, ar atvirkščiai, nežinau kaip čia, kur bebūsi. Privačios sveikatos priežiūros įstaigos blogai, valstybinės gerai, eilės yra, eilės nėra, priemokos yra, priemokos nėra. Aš nenoriu jokių būdų ginti. Man toksai, aš suvokiu, kad turi egzistuoti viskas. Ir aš visą laiką esu šalininkė to, kad visi kažkaip turim rasti, net ir tie, kurie nežinom, kaip biudžetas susidaro, turim rasti vietos pasaulyje. Aš jokiuosi sąsąją su praėjusią temą darau, bet mes niekada neturėsim ten, nežinau, kokios nors privačios policijos. Tai aišku, kad turėsim, kad valstybinė policija, nes, ką tada, kaip apsaugos kompanija, abonentą išsipirksim, žinai. Jeigu sumoki 20 eurų per mėnesį ir nutinka nelaimė, tai policija atvyksta per 2 minutės, o jeigu 100 eurų, tai per 10. Aš nebūčiau toks užtikrinęs, privačių kariuomenių jau yra. Privačių kariuomenių visada buvo, čia, žinai, gera verslo rūšis, tai ir privačių kalėjimų yra, žinai, tik tai vis tiek valstybė nemoka pinigus už tuos įkalintųjų laikymusius. Ta pati, tai žiūrėk, net ta pati Amerika, kuri visada buvo, čia iki dar Obamacare, kuri visada buvo tos privačios sveikatos, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos šalis, bet tarkim, kalbant apie tą skubę pagalbą, pirmąją pagalbą, net tai buvo vis tiek apmokama valstybės, tu turi vis tiek kažkokią ribą, kur tu nenueisi visiškai iki privatizavimo, nes jau Amerika yra ta vis tiek šalis, kur visiškai labai į tą privatų verslą. Tai reiškės, tai bet vis tiek skubi pagalba, vis tiek nemokama ir vis tiek apmokama valstybės. Avarijoje žmogaus nepalieka, kaip čia. Kur jūsų draudimas, jeigu neturi draudimo, tai neveš greitoje, ne? Tai tas paradoksas. Bet iš kur apskritai atsirado čia tiesiog bandymas priešinti vėl tų dabartinių, tų valdančiųjų, tą kortą, iš kur jie atėjo, iš kur tas toks priešinimas apskritai atsirado to valstybinio ir privataus sektoriaus, kodėl mes tiek daug apskritai, girdim, kokią, sakau, sritį, čia turbūt tos dvi ryškiausios yra švietimas ir sveikata, kur tas labai labai ryškus girdisi pastarojo meto priešinimas ir tas bandymas skirstyti stovyklas,
čia geri, blogi ir iš kur jisai apskritai atsiranda? Aš tai dažniausiai tą sieju su žmonių pasaulyježiūra tam tikrą prasme. Nes aš dažniausiai matau žmonės, kurie dalyvauja tokio tipo diskusijai, bet aš matau, kaip jie ir jų apskritai visas kalbėjimas yra, kad, Lietuvos žmonės jau prisidėjo, dabar reikia, kad valstybė prisidėtų. Bet mes ir esame. Tai bet aš turiu minty, kad, sakykime, mes, kadangi man čia ta tema tiesiog ant liežuvio, tai mes sveikatos draudimo įmokų nedidinsim, žmonės jau labai daug prisidėjo, bet už valstybės draudžiamosius reikia, kad valstybė prisidėtų. Tai aš galvoju, negi jūs visi tokie dabar, nėra tiek suprantančių žmonių, kai jūs negi nesuprantat, kai jums pasakė, kad mes jums neleisim matyti skaidriai, iš ko mes finansuojam sveikatos sistemą, mes paimsim iš kokio nors kito mokesčio ir jūs, bet kadangi jūs fiskaliniai iliuzijai esat ir nieko nesuprantat, mes... Arūnai, bet man tai čia geriausias pavyzdys yra, tai čia yra tas populistinis, politikų populizmas, tai man geriausias šitoj vietoj pavyzdys yra pridėtinės vertės mokestis, kur visada sako, didinam pridėtinės vertės mokestį, nes jį moka ne žmonės, o įmonės. Nes techninį pervedimą tai daro įmonės. Bet kad pridėtinės vertės mokestis savo esme, tai yra galutinio vartotojo mokestis. Ir įmonės yra tik techninės jo surinkėjos, o visą naštą, tą tikrąją naštą sumokėjimo, mokam mes, kurie nueinam į parduotuvę ir perkam galutinį daiktą. Nebūtų pridėtinės vertės mokesčio, mums viskas parduotuvėje tiesiog būtų 21% pigiau. Taip labai grubiai, ne? Tai yra visiškai galutinio vartotojo mokestis. Ir man tai yra taip kiekvieną kartą juokinga, kai vyksta kažkokie debatai ir kažkas, tai padidinsim PVM, tai čia bus ne gyventojam, čia bus įmonėm. Žinai, kokie aš dabar pastebėjau. Nenoriu čia pritaikyti kažkokiam vienam konkrečiam žmogui, iš karto įspėju. Nes girdėjau iš skirtingų šaltinių, bet irgi kažkas yra pradėjęs leisti net tokį naratyvą, jeigu taip galima pasakyti. Sako, jūs suprantat, žinot, mes čia dabar tos viešo, privataus, čia švietimo, sveikatos rytise, mes čia tą temą, čia yra viena tokia, labai tokia, sako, tokia jautri vieta, kur privatus sektorius nenori suprasti. Mes, sako, viešasis sektorius savo mokytojus pasirengėm, savo gydytojus pasirengėm, o privatus tai nepasirengė. Ir žiūriu, valgosi tas naratyvas visur. Ir paskui galvoju, žmonės geriai, gal jūs man galit parodyti PSDF-e, kur tos įmokos atskirtos žmonių dirbančių privačiam sektoriui ir sumokėjusių sveikatos draudimo įmokas, arba žmonių sumokėjusių kitus mokesčius. Tai mes biudžete esam atskyrę žmonių dirbančių privačiam sektoriui įmokos, mokesčiai sumokėti ir žmonių dirbančių viešajam sektoriui. Ką vieni kiti... Ir dabar šitas sektorius savo pasistatė universitetą, šitas sektorius pasistatė savo kažkokį ten gydymą. Apie ką mes šnekam? Reiškia, antiek jau laiko durniais visus. Atsiprašau už tą išsireiškimą, tiesiog durnių valdysena. Tai prasme, kad reiškia, ir žiūriu, aš taip, kažkaip apsidairau ir nieks neprieštarauja. Tai prasme, visiems susivalgo tokia visiška nesąmonė, ta prasme, kur yra padėta ant... Žinok, net kažkada pagalvojau, Jėzau, kaip būtų įdomu, reiktų žvilgtelėti, kur ten yra tie skirstiniai, ta prasme, įdomu, jeigu iš PSDF-o gal reikia išimti tos įmokas, klausyk, kur privatus sektorius sumokės. Grįžtam prie idėjos, kažkada esu diskutavus šitą idėją su dabartinė VMI viršininkė, čia iš kitos operos, bet ties mokesčiais, matau. Ne ties mokesčiais, mes kitom temom. Okay. Mes esam diskutavę, kad visose Lietuvos aukštosiose mokyklose, nes čia kalbam universitetai, kolegijos, nesvarbu, visose, nes Lietuvoje to aukštojo mokslo yra labai daug ir tikrai labai didelė dalis žmonių stoja į vienokį ar kitokį aukštąjį mokslą. Kad visose aukštosiuose mokyklose, taip kaip mes dabar labai dažnai pirmam kurse turim, nesvarbu kokią tu specialybę įstoji studijuoti, nuo ten lietuvių filologijos iki ten nanofizikos, mes turim tokius bendrusius universitetinius dalykus kaip filosofija, ten, kažkokia logika, dar kažkas, kad turėtų atsirasti privalomas bent jau vieno semestro kursas, kuris būtų ekonominis raštingumas ar kažkas tokio.
kad mes visi, nesvarbu, ką sakau, bestudijuotumėm, bet, visi gautum, nes dabar, žinai, mums labai lengva ekonomikos ir verslo administravimo fakultete šnekėti apie tokius, aš irgi norėjau pasakyti, aš lyg tai jaučiuosi su studentais bendraujantis, žinai, šitais klausimais, tai ir tų studentų, lyg tai daug iškeliauja, ne į Lietuvos sektorių, kurie tai nesiklauso. Ar jie dingsta kažkur, tu prasme. Bet aš suprantu, kad turi minti daugybė yra profesijų, savo burbulė gyvena mane ir yra daugybė profesijų, kur tarkim, tų elementarių dalykų galbūt. Žinok, man visą laiką būna šokas, aš pradedu dėstyti trečiakursiams ir aš jiems dėstau būtent verslo mokesčius. Ir mes prieinam prie temos apie pridėtinės vertės mokestį, gal aš dėl to čia tą pridėtinės vertės mokestį ir paminėjau. Ir aš jiems visiems papasakoju, kaip tas PVM susidaro ir kas jį techniškai sumoka, o kur ta našta guli. Ir trečiakursiam dažniausiai būna šokas ir naujiena, kad tai yra mūsų mokestis, kurį mes sumokam kaip galutiniai vartotojai. Paprasti žmonės, kaip kažkas sako. Jo, paprasti žmonės, sumoka PVM. Ir tada, supranti, ir tada aš, suvokiu, tai jeigu reiškia tiem paprastiem žmonėm, ar mano studentam yra šokas, kad tie paprasti žmonės sumoka, tai tada tiem, kurie iš vis nieko neturi, net ir trečiam kurse nepradeda tokio dalyko mokytis, tai tada, Žinai, to multisupratimo arba, sakykime, to matymo, aš dabar jau atsiprašau, galbūt mes jau buvom apie tai kažkada kalbėję, bet aš tą irgi jaučiu su savo studentais. Aš atsimenu, nusivedžiau ekonomikos studentus, šiaip į ligoninę, į gydymo įstaigą nusivedžiau į svečius. Kaip jie buvo nustebę, kad čia atėjo ne tik gydytojai, bet atėjo ekonomistai. O ką čia sako veikėt? Nes, prasme, pasirodo ir tarp ekonomistų, pavyzdžiui, matymas gydymo įstaigos kaip organizacijos, ten yra gydytojai, yra kažkoks buhalteris, kuris jiems tą atlyginimą moka, ir yra vadovas, kurį į sveikatos komitetą kviečia ir tarkuoja, žinai, ten kas nors. Prasme, visa organizacija, o kad ten yra ekonomistai, analizuoja, skaičiuoja, kažką daro, nėra. Lygiai tas pats yra kitoj pusėje, ne? Man truputėlį irgi būna skaudu, kai aš matau žmogų, tarkim, iš sveikatos sistemos, ten labai garbinga kokį nors medicinoje žmogų, sakykim, kai jis pradeda guostis, kad kaip negerai, kad mumis ten kažkas nori, kad mes į pacientą žiūrėtumėm kaip į klientą. Arba mums nori, kad mes čia viešajam sektoriui apie efektyvumą kalbėtumėt. Čia yra privataus sektoriaus reikalas. Aš galvoju, jeigu aš dabar galvoju pas tave ateičiau, sakyčiau, esu pusiau nėščias. Sakytum, nesąmonė, dviguba nesąmonė, ne, iš visų galų. Tai man lygiai tas pats, kai man žmogus sako, kad efektyvumas yra tik tai privataus sektoriaus reikalas, o visiškai neturi jokio ryšio su viešuoju sektoriu, tai žinok, irgi liūdesys yra. ABPO valstybė esam. Aš dar kartą grįžtu, kad mes turėjom gerą mintį visiems turėti kažkokius ekonominio ar finansinio raštingumo. Apie tokius dalykus. Tokius labai bendrus, labai be jokių kažkokių detalių, bet tokius labai bendrus. Arūnai, žiūriu į laiką, noriu sakyti, kad reikia baigti. Mes šiandien kiek, 15 minučių. Sakėm 15, tai biški daugiau užtrukom, o biški negalima sakyti, truputį. Mes čia... Ne, tai tu pasakyk kokių negerų žodžių, nes paskui kas nors parašys savo. Mes čia neseniai ginčijomės šitą, ar galima naudoti lietuvių kalboj, tiesiog šnekėjom, šitą ar galima lietuvių kalboj naudoti žodį šlagbaumas. Palkeliamas. Šlag. Ir tada rašosi šlag su G ar šlag su K. Tai žinok, nuėjom iki net tikrinimo šlagbaumas, žodžiu, iš kokios kalbos atėjęs. Tai iš vokiečių kalbos šlagenbaum ten pakeliamas kažkas. Tai galima. Ne, aš nežinau, ar galima. Aš tik tai išsiaiškinau, kad šlagen, tai mano buvo tikslas įrodyti, kad aš teisi, kad šlagbaumas. O kad negalima naudoti, tai čia kitas klausimas. Svarbu teisingai parašyti. Tu sunaudojai krūvą ribotų išteklių, kad įrodytum, kad esi teisi dėl šlagbaumo. Kad esu teisi dėl šlagbaumo. Su tuo tave ir sveikinu. Taip, tai žodžiu, šitoj vietoj leidžiam šlagbaumą ir atsisveikinam. O tuo metu kažkas. Taip, viskas. Baigiam, ne? Baigiam. Leidžiam šlagbaumą ir atsisveikinam. Atsisveikinam jo. Ačiū labai.